Tai ta prasme, gali sakyti, juokais gali sakyti, kad pabūti valandą mes visi galim būti menininkai ir tam tikrą prasme esam. Yra įvairiaus lygio ir tų, kuriuos vadina genijais ir kurių darbus gali matyti, žiūrėti ir kiekvieną kartą ką nors naujo gauni ir kiekviena karta po 100 metų dar žiūri ir gauna ką nors. O yra tokių menininkų, yra tų, kurių darbus pažiūri vieną kartą ir nenori daugiau matyti. Bet vis tiek jie irgi negali nurašyti. Jeigu jie jaučiasi, kad jie nori pašyti, kad ir blogai, bet jis nori pašyti, tai kodėl ne? Liaudies menas taip yra įvairių raštų, bet jie visi liaudies darbai, mezginiai yra geri, yra labai blogų ir yra labai tobulų, gražių, bet jie visi reikalingi. Aš manau, kad visi tų genijų, tų kelių nebūtų be tų visų kitų. Visi tie mažieji irgi yra reikalingi, turi savo paskirtį. Tai aš už tuos milijonus menininkų dabar kalbu. Mes visi mes esame reikalingi.